Jeigu turite Facebook reklamos paskyrą, šią strategiją galite įgyvendinti vos per 30 minučių. Gebėjimas išbandyti naują pasiūlymą rinkoje pigiai ir greitai padės jums tiek sutaupyti pinigų, tiek uždirbti daugiau. Video metu parodysiu, kaip sukurti klientų generavimo reklamą, kaip pagerinti klientų kokybę ir kokius rezultatus jinai atnešė. Realius rezultatus. Mes naudosim Facebook reklamą. Kodėl Facebook reklama? Pirmas dalykas, Facebook'e yra daug perkamąją galią turinčių žmonių. Antras dalykas, galima pradėti nuo 5, 10, 20 eurų per dieną. Ir trečias dalykas, Facebook'as suras tavo klientus, jeigu tinkamai sukursi reklamą. Keliaujam į Facebook Ads Managerį. Jeigu nežinai, kas toks yra ir kaip jį susikurti, tai pasižiūrėk video, čia turi būti nuoroda. Kai užeinam į Facebook Ads Managerį, spaudžiam Create, Leads, Continue, Manual, Continue. Patariu visą laiką užsivadinti kampanijos pavadinimą, kad žinotum. Dabar mūsų kampanija bus Vandens filtrai 5. Aš sukūriau netikrą įmonę UAB Vandens skonis, netgi domeną nusipirkau Vandens skonis LT. Ir su netikra įmonė sugebėjau sugeneruoti tam tikrus rezultatus, kuriuos pamatysite vėliau. Bet dabar pradedam nuo pradžių. Užsivadiname kampaniją, užsivadiname adsetą, užsivadinam reklamą. Tokia rutina. Dabar grįžtam atgal. Kampanijos pavadinimas yra, šitoj vietoj nieko mes visiškai nekeičiam. Dirbsime toliau ties adseto leveliu, tai yra šitoj vietoje. Pasirenkam savo Facebook'o puslapį, pasirenkam Instant Forms, jeigu nepasirenkta dar. Čia paliekam šitą. Čia aš renkuosi Dynamic Creative. Jeigu pas jūs šito nėra, gali būti, kad vadinasi Flexible Ads, irgi panašus dalykas. Tai yra rodymas daug reklamų, skirtingų paveikslėlių, variacijų vienoje reklamoje ir Facebook'as atrenka, kuri reklama yra geresnė, tai ir dažniausiai parodo mūsų potencialiem klientam. Tai aš ją įjungiu, nes tarkime mano biudžetas yra mažas, aš naudosiu paskui 10 eurų, tiksliau 5 eurus per dieną. Biudžetas 5 eurai per dieną. Dabar apsibrėžkime mūsų auditoriją. Tai mano auditorija bus visa Lietuva, jeigu jūsų ne visa Lietuva pasirinkit įvedę čia tarkim Vilnius, Kaunas ir panašiai. Man tinka visa Lietuva. Toliau paspaudę See More Options. Čia galiu nusistatyti minimalų amžių, kad pavyzdžiui nuo 25 iki kiek noriu. Dabar einam toliau į Advantage Audience Plus ir čia mes galime duoti pasiūlymą Facebook'ui, kaip mes manom, kokia auditorija mėgtų matyti mūsų reklamą. Tai šitą vietą galite redaguoti, tai yra amžius, tarkim, nuo 25 arba ten nuo 30 iki 65, puikiai tinka. Facebook'as pasirinks realiai automatiškai tą auditoriją, bet atsižvelgs į jūsų prašymą, galbūt, kad būtų nuo 30. Tuo pačiu jis atsižvelgs ir į vyrus arba moteris, bet pasiliks visą laiką mintį, kad jis gali praplėsti ir išbandyti. O gal vis dėlto ne tik moteriams, bet ir vyrams šitas pasiūlymas yra įdomus. Toliau. Jeigu jūs norite labai griežtai kontroliuoti auditorijos lytį ir amžių, tada spaudžiate čia Switch to Original, Use Original ir mes čia vėl turėsim nustatyti vietovę. Dabar galim pasirinkti amžių, į kurį būtinai atsižvelgs Facebook'as, tai bus tik tais, tarkim, nuo 30 iki 49. Bet kadangi dabar Facebook algoritmas yra ištobulėjęs, tai gera idėja yra tiesiog leisti plačiai nuo 18 iki 65, tarkim, ir Facebook'as pats išsirinks, kam geriau rodyti, kas perka, kas registruojasi. Beje, nepamiršk judėti, spausk like mygtuką ir sudegins apie 1,2 kalorijos. Beneficiary and Payer, tai čia tiesiog išsivedat savo duomenis, placement vieta, tai yra kur rodomos jūsų reklamos, tai tiesiog galime palikti taip, kaip yra. Gerai, keliaujam dabar prie pačios reklamos. Multi-advertiser ads galim nuimti. Ką mes darysim dabar, pradėsim nuo teksto. Darysim viską, kuo paprasčiau, kad kuo greičiau galėtumėm išbandyti mūsų idėją. Reklamos tekste pirmas sakinys dažniausiai būna kvietimas to žmogaus, kurio tu nori. Mes norim vandens filtrų norinčių žmonių, todėl aš parašiau, ieškote vandens filtravimo sistemos, jo ieškau, jie atsako ir tada mes sakom, nu tai gerai, užpildyk formą ir gal pasiūlymą su nemokama konsultacija. Tai mūsų lygiai toks pasiūlymas. Kuo geresnį jūs pasiūlymą padarot, pavyzdžiui, nemokama konsultacija, tenais garantijos, visokie kitokie dalykai, tuo daugiau šansų, kad norės kažkas to pasiūlymu pasinaudoti, bet pamatysite, kaip šito pasiūlymo irgi pasinaudoja netrukus. Darau labai paprastą antraštę, gauti pasiūlymą ar konsultaciją nemokamai. Tai yra, koks buvo konkretus pasiūlymas, tokia ir antraštė yra. Šitoje vietoje call to action, tai yra mygtukas, kurį rodo čia dešiniai.
tai paliekam sign up, mes norim, kad žmogus susiregistruotų. Dabar kursime formą, kurią klientas užpildys, mes gausim duomenis, galėsim jam siūsti laišką, galėsim jam skambinti. Spaudžiam create form. Būtinai užsivadinkit savo formą, nes kitaip po to galėsit pasimest, kai daug formų turėsite. Čia paliekam taip, kaip yra, keliaujam į intro. Įjungiam šitą funkciją ir užpildome šiuos abu laukus. Headline aš parašiau, kad žmogus pamatytų, kur iš čia atėjo, tai yra gauti vandens filtro pasiūlymą ir tada ką jam reiktų daryti, kad nepasimestų toj formoj. Tiesiog užpildykit formą, gausite pasiūlymą ir nemokamą konsultaciją. Keliaujame toliau prie klausimų. Klausimai yra viena svarbesnių dalių, nes per juos mes galime išsiaiškinti, ar klientas mums tinkamas ar ne. Tokiu būdu mes galim sutaupyti laiko ir, pavyzdžiui, neskambinti pagal matomą žmogaus atsakymą. Tai klausimai turi būti tokie, kad jie padėtų išsiaiškinti ir padėtų jums pateikti kuo greičiau pasiūlymą. Toliau pildome klausimus. Tarkime, aš pridėjau 2 klausimus, kurie man yra gan svarbus, kad klientas atsakytų. Tai yra, kur gyvenate, name, kotedže arba bute ir ar turite vandens tyrimą, taip, ne ir užsakytas. Tai yra pasirenkami atsakymai. Šiuo metu man tokie tinka. Dabar mums reikės dar vardą, pavardės, telefono numerio ir kontaktų. Visa tai yra čia žemesnėje vietoje, contact information, ir visa tai Facebookas užpildo automatiškai. Bet dabar dėmesio. Jeigu jūs norite, kad būtų kokybiškesnis lytas, nes kai yra automatiškai užpildomos formos, gali būti, kad tie duomenys yra pasenę ir žmogus prieš pildydamas formą nepatikrina tiesiog koks tas telefono numeris, elektroninis paštas ir po to būna, kad skambinat ir, pakomentuok, ar yra tau tai buvę, kad skambinė klientui ir sako, aš niekur nesiregistravau, man jau čia 5 žmogus gal skambina ir panašiai. Tai tam, kad taip nebūtų, mes tiesiog paimam ir vietoj to, kad pridėtumėm telefono numerį ir panašiai, mes tiesiog viską ištrinam, kiek leidžia mums ir mums vieną liepia pasilikti, tai L paštą mes pasiliekam, nes kitaip nebus. Čia pakoreguojam, parašom, tarkim, tęskite, įves žmogus L paštą arba automatiškai jisai bus užpildytas ir jisai tęs. Ir tuos visus klausimus mes pridedam, kad jis rankiniu būdu įvestų. Tai yra add question, short answer ir tada vardas, galbūt pavardės reikia, bet man užtenka ir vardo dėl CRM ar panašių dalykų. Vardas, elektroninis paštas, telefono numeris. Bonusas toks, aš dar šalia šitų parašau teisingas, kad žmogus šiek tiek įsijaustų ir tiksliau duomenys užpildytų, nepaliktų klaidų. Dar mums reikės miesto. Taip, kitas žingsnis, keliaujam į privatumo politiką. Čia įsivedat savo privatumo politikos nuorodą, einate toliau. Ending. Čia mes suvedam tokius dalykus. Headline mes turim patvirtinti, kad viskas gerai pavyko, mes gavom tavo visus duomenys. Description'e galima prašyti, per kiek laiko susisieksim arba kokius kitus žingsnius žmogui reiktų daryti ir panašiai. Čia yra papildomos funkcijos, mes galime žmogų nusiųsti į tinklapį. Aš įvedu, kad eitų į vandenskonis.lt, pasižiūrėti plačiau apie mus ir tada pasirašau call to action plačiau apie mus. Ir dėmesio slaptas nustatymas. Čia viršui po dešinį yra settings. Šitas nustatymas visą laiką būna ties restricted ir būtų faina, kad jis būtų open. Dabar kodėl? Tai reiškia, kad šita forma yra rodoma kažkokiam kiekiui žmonių, kuriam mes leidžiam reklamą. Jeigu pasirinkta yra restricted, tik tais tie žmonės, kurie mato reklamą, už kurią mes sumokėjom, tik jie gali užpildyti formą. Jeigu mes pasirinkam open, įsivaizduok, kažkas pasidalino jūsų reklamą ant savo sienos, tai tos sienos žiūrovai, tai yra draugo draugai, gali irgi tą formą užpildyti, tai yra jums nemokamas toks kaip pašėrinimas. Jeigu būtų restricted, tai niekas negalėtų nieko užpildyti, nors ir pasidalintų jūsų formą kas nors. Tai aš siūlyčiau vis laik palikti open, tai pasieksite potencialiai daugiau klientų. Spaudžiam done. Beje, jeigu tau patinka tokie tips and tricks, tai tikrai prenumeruok kanalą, spausk like ir pamatysi jų tikrai dar daugiau. Ir sukurti formą. Create form. Gerai, dabar paveikslėliai. Mums reikės paveikslėlių keletos ir jeigu turite savo kažkokių paveikslėlių, kelkit, darykit. Jeigu neturite, naudokitės Canva programėlę, užeikite į ją, susikurkite kvadratinį maketą, tai yra 1080 ant 1080 pavyzdžiui, ir pasidarykite keletą maketų. Aš pasidariau keletą maketiškų maketų, apie mūsų filtrų naudą ir dar įsimečiau kelias nuotraukas, nes labai dažnai kartais žmonėm
labai patinka paprastos ir buitiškos nuotraukos, čia dar vienas dalykas, ką verta išbandyti. Tai aš visas jas parsisiunčiu, paspaudžiu čia share, download ir atsisiunčiu visus PNG formatu. Tada spaudžiu čia select images ir kadangi aš jau įkėlęs į paveikslėlius, tai viskas yra. Jeigu neįkėlę paveikslėlių jūs, tai spauskit upload ir pasirinkit savo paveikslėlius ir įsimeskit juos čia nais. Pasirenkam iki 10 paveikslėlių skirtingų, spaudžiam tęsti arba continue ir publish. Dabar pamatysit, kokius rezultatus davė šita reklama ir bus vienas variantas ir kitas variantas bus visai linksma istorija, tuoj papasakosiu. Dabar žiūrėkit, Liepos 6 dieną aš paleidau šitą reklamą ir jinai už €91 nesugeneravo nieko. Noriu jums parodyti tiesiog, kaip yra realybėj, ko tikėtis. Liepos 7 diena turiu vieną potencialų klientą už €5,25, jau raunusi plaukus, nesąmonė, nepais video net. 8 diena. Jau turiu 2 potencialius klientus po €2,62. Prisiminkit, mes po €5 per dieną leidžiam. 9 diena. Turiu 2 potencialius klientus po €2,58. Ir Liepos 10 turiu 5 klientus po 92 centus. Tai dabar tarp Liepos 6 ir 10, kas jau matematikoje gaudos, padariau 10 potencialių klientų ir vidurkis kainos yra €2,21 ir visi jie suvedė savo rankytėmis gražiamis mažomis duomenis, kurių aš norėjau. Dabar linksmas dalykas, paskutinį kartą, kai filmavau šitą video, čia gal 3 kartas, aš kūriau tas kampanijas ir duplikavau jas ir pasileidau netyčia. Ir dabar noriu jums parodyti, kas ne per seniausiai man įvyko su nauja kampanija, kurią aš bemokydamas jūs, įrašinėdamas ekraną, paleidau. Jinai man sugeneravo 9 potencialius klientus po 53 centus už €4,78. Tai yra dar geriau. Tai pamoka tokia, kad kartais gali būti tam tikros dienos sukristi. Pažiūrėkit, ten buvo Liepos 6 diena, jeigu neklystu, tenais buvo šventės, savaitgalis ir buvo baisu. Tai nebijokit, kartais reiktų palaukti, siūlau visą laiką palaukti bent kokią savaitę, 7 dienas, pasižiūrėti, kas vyksta, bet dažniausiai po 3 dienų jau matosi kažkokie tai konkretesni rezultatai. Ir jeigu mes atkreipsim dėmesį, kad 10 dieną vis dėlto ta paskutinė jau buvo prasidėjusi kelionė link tų centinių rezultatų, jau buvo 92 centai, bet aš išjungiu, nes mano tikslas buvo 10 potencialių klientų sugeneruoti. Kai jau mokate generuoti potencialius klientus, kitas svarbus dalykas yra jūsų pati reklama ir kaip sukurti tobulą reklamą galite pasižiūrėti sekančiame video.